Sveiki, šiandien pristatysiu naują GeoMapą funkcionalumą, tai yra susijusi su kelių ir kelio elementų pridavimo lagdai automobilių kelių direkcijai, arba dabar jau pakeitę yra pavadinimą, tai yra Via Lietuva. Tai būtent kelio elementų paruošimas šiaip po remonto, po naujos statybos, kada reikalinga priduoti būtent Via Lietuva. Tai yra išleistas įsakymas ir, kaip matote, senu pavadinimu buvo dokumentas išleistas. Na, ir čia yra aprašas, kaip kelio elementai turi būti priduodami. Yra atitinkami sluoksniai arba sutartiniai ženklai GeoMape, yra atributinės lentelės, kurių pavadinimus matote, yra atributiniai laukai, kai kurie yra privalomi, kai kurie neprivalomi, kai kurie kartojasi, na, kaip kelio numeris pavyzdys ir kiti ten elementai, kurie kartojasi per atributinės lenteles per visus objektus. Taip pat yra reikšmės, kurias mes turime pasirinkti iš klasifikatorių, tai yra tame pačiame dokumente yra tam tikri klasifikatoriai ir mes juos turime naudoti, na, įrašyti atitinkamą kažkokį tai skaičių, na, arba kažkokią tai reikšmę. Taip, kas yra padaryta GeoMape? Tai yra naujas šablonas, kuris vadinasi Keliai 2023. Tai vėlgi buvo tas šablonas sukurtas bendradarbiaujant su Via Lietuva atstovais, tam, kad būtų sklandus darbas priduodant tuos objektus. Tai va, kas liečia taškinius ženklus, tai vėlgi dedasi atitinkami taškeliai, ten kažkokių fiziškai atvaizdavimų nereikalinga, reikalinga, kad tai būtų aprašyta kažkoks tai objektas. Tai tarkim, padėjus atitinkamą sutartinį ženklą, tai yra sluoksnis, suolas taškinis, atitinkamai yra atributinė lentelė ir mes tiesiog imame ir pildame reikiamą informaciją. Galima nepildyti iškart tokių, kaip jau ir minėjau, kelio numeris, nes jis kartojasi per visas atributinės lenteles, tai taip pat ten remonto metai ir panašiai. Tai mes jų nepildome iškart, o pildome tik tai tam tikrus elementus. Taip, atsidarykime linijinius ženklus. Lininiuose ženkluose irgi jų yra pakankamai nemažai, tai yra įvairias kelio dangos. Vadinamas tas sumuštinis yra plotiniai ženklai, kurie irgi brėžiasi atitinkamai. Tai paimkime kažkokį pavyzdėlį, nubrėšime liniją kažkokiu tai būdu. Irgi turime atitinkamus sluoksnius, turime atitinkamus atributus, kuriuos užpildome. Ir taip pat prie linijinių yra ir plotiniai, na, jie yra pažymėti skliaustelėse, kad tai yra plotinis. Ir plotinis ženklas, kada yra brėžiamas, tai jį nebūtina rankiniu būdu uždaryti, galima tiesiog užbaigti komandą ir plotinis ženklas susidaro automatiškai, tai yra kaip closed polylainas ir vėlgi atitinkami atributai. Prie plotinių ženklų nėra nieko, hečų, tai mes jų ir nenaudojame. Dabar, kaip minėjau, tai yra pasikartojantis duomenys, ką galime užpildyti visiems objektam. Tai mes tada naudojame ADR funkcionalumą, tai pradžioje ADR nustatymai. Tai persikeliam lentelę, yra pasikartojančių duomenų priskirimo nustatymai. Ir čia mes galime įvesti tam tikras reikšmes, kas yra kartojasi. Na, ten įmonės pavadinimas, ten kelio numeris, kaip matot, yra kažkiek tai tų atributinių laukų suvesta. Jeigu kažkokią reikia pasipildyti, mes pridedame eilutę. Parodysiu pavyzdį. Tai lentelė mums nesvarbu kokia, tarkime, nes tie duomenys kartojasi per visas lenteles, tai mes dedame į pirmus du stulpelius tiesiog žvaigždutę, tada įsirašome lauką, į kurį užsipildo tam tikrą informaciją. Tai vėlgi mes čia bet ką galime įsirašyti, kuri informacija kartojasi. Tada jau reikšmė, kas turi užsipildyti ir pasirenkame, kas tai yra per objektas, taškas, linija ar plotas. Ir vėlgi čia padėtume paskutinėme stulpelėje žvaigždutę.
Spaudžiame gerai ir užsidaro langas. Tada galime naudoti automatinį duomenų priskyrimą. Tai šiuo atveju aš atsisakysiu ir vėlgi per ADR yra pasikartojančių duomenų priskyrimas. Tai dabar kas yra pas mane suvesta, tiem 3 objektam, arba tai būtų visas objektas, visas kelias, galima žymėti visą. Spaudžiame Enter arba dešinį pelės klavišą ir atitinkamai jau kažkokia informacija, ta, kuri kartojasi per visus objektus, jinai pildosi automatiškai, tai taip pat irgi visiems objektam, tiek linijiniam, tiek ir plotiniam užsipildo. Tai turiu pavyzdėlį, kur yra kažkoks tai kelio gabaliukas, tai vėlgi jis yra jau užpildytas. Tas užpildymas šiek tiek užtrunka laiko, vėlgi reikia žiūrėti specifikaciją, kas kur ten privalo koks atributas iš klasifikatorių įsipildyti, bet čia reikia praktikos, kad bent jau dalį kažkokios informacijos galima pildyti ir iš atminties. Tai visi kelio elementai, tiek kažkokie takeliai pildosi, tiek ašinės linijos, tarkim, tam pačiam keliui, tas vadinamas sumuštinis, tai ten susirašo ir įvairios dangos, tiek viršutinė, tiek ten apatinė kelio danga. Vienu žodžiu, visas tas sumuštinis susirašo. Tai užpildžius visus duomenis, vėlgi mes galime pasirinkti ADR, eksportuoti šiaip. Ir tiesiog nurodome katalogą, kur mes norime eksportuoti. Tai nereikia naudoti ten žemėlapis, importas, eksportas, eksportuoti, kiekvieną objektą eksportuoti, o tiesiog paprastai, ilgai funkcionalumas padarytas taip, kad automatiškai viskas išsieksportuoja ir kiek panaudota sluoksnių, visi jie išsieksportuoja. Tada mes pažymime visus objektus, spaudžiame dešinį pelės klavišą ir renkamės compresto zip file. Tai čia 11 Windowsų pasirinkimus, jeigu tarkim 10 ar 7 Windowsai, tai renkame send to ir compressed zipped folder. Principė tas pats. Tai suspaudžiame mūsų duomenis, vėlgi pavadinimas nėra toksai svarbus, pasirašykite taip, kaip jums būtų patogu, tarkim, aš šiuo atveju pasirašau kelias, ir viskas, vadinasi, duomenys paruošti, aš jo atitinkamu būdu. Vėlgi, kaip sutarsite su Via Lietuva, pateiksite jiems duomenys kažkokiam elektroniniam priemonėm, elektroniniu būdu. Tai ką aš dar turiu iš Via Lietuva, tai yra tikrinimo toksai langas. Tai čia jau sakau, su Via Lietuva jums reiks derintis, darant atitinkamą objektą. Tai yra toks tikrinimas, vėlgi tai daro programa automatiniu būdu, keliami duomenys ir jie yra patikrinami, ar atitinka specifikaciją reikalavimus. Tai čia viskas akivaizdu, kad netinkami objektai žymimi raudonai ir parašomi laukai, kurie reikia patikrinti, pasižiūrėti, kas ten netinka, kurie duomenys yra teisingi, tai jie tiesiog žymimi žaliai. Tai tokiu būdu vyksta tikrinimas. Ir taip priduodamas pats kelias. Tai tiek trumpai, tai prašome naudotis. Sėkmingų darbų. Iki.